Mokytojo tema yra tokia gana, sakyčiau, intimi tema, todėl kad turėti mokytoją iš tikrųjų nėra taip paprasta, nes mokytojų yra daug ir visokių, ir iš tikrųjų mokytojas yra pats mūsų gyvenimas. Ir kasdieniai įvykiai ir apskritai įvairios situacijos, viskas yra mūsų mokytojai. Bet kalbant apie dvasinį mokytoją, tai turbūt pirmą kartą susidūriau, kas tai yra tas dvasinis mokytojas, kai susidomėjau dzenu. Ir tai buvo turbūt 89 metai, kada pirmą kartą atvažiavo dzeno vienuolių grupė iš Lenkijos ir pravedė mokymus. Ir tai buvo mano toks pirmas susidūrimas su mokytojais. Kas yra dvasiniai mokytojai? Tai tie, kurie perduoda tradiciją kažkokią. Ir ne tai, kad kažkokią, bet ta tradicija yra ne šimtmečio senumo, bet kelių tūkstančių metų senumo. Ir tokie mokytojai yra laikomi dvasiniais mokytojais. Ir su tokiais mokytojais man teko susidurti ir ne su vienu. Ir kaip sakiau, pirmieji tie mokytojai buvo tie dzeno mokytojai. Ir viskas, aišku, prasidėjo nuo to, nuo gyvenimo filosofijos. Nes, žinot, visi tam žino klausimą Gogeno, kas aš, iš kur atėjau ir kur einu ir ką viso to reikia, kokia gyvenimo prasmė ir taip toliau. Ir galų gale, kaip iš viso šito išsilaisvinti ir kaip pasiekti ten nušvitimą, savirealizaciją ir taip toliau. Tokie klausimai mane domino nuo paauglystės. Ir todėl, kai tik atsivėrė galimybės, kai tik tai jau tapom nepriklausomi, tai tie mokytojai ir pradėjo rastis. Nes dar irgi yra sakoma, kad kai mokinys yra pasiruošęs, mokytojas visada atsiranda. Tai va, taip ir atsitiko, kad prasidėjo viskas nuo dzeno ir nuo meditacijų. Aišku, man jos buvo sunkios ir tie Lenkų vienuoliai tokie buvo gana griežti, bet tai buvo toks pirmas susidūrimas. Ir vėliau sekė Dalai Lama, kuris buvo atvykęs į Lietuvą berods pirmą kartą, turbūt 91 metais, kiek atsimenu. Ir mano vyras tada dirbo Nacionaliniam Čiurlionio muziejui ir kaip tik jis ruošė parodą tibetiečių budizmo tankų. Tankos tai nėra tankai ar sunkioji artilerija, tai yra tapyba, kuri taip vadinasi, tai yra ikonografinė tapyba dievybių, kurios yra reikalingos meditacijoms ir tam tikroms būsenoms pasiekti. Ir jisai darė tą parodą ir jo draugai kaip tik pakvietė jį ir tuo pačiu, aišku, mane į susitikimą su Dalai Lama. Tai kitas toks, sakyčiau, mokytojas buvo Dalai Lama, bet aišku, tai buvo toks susitikimas, toks momentinis, bet tada aš išgyvenau kažkokią tai vidinę dramą, tokį sielos kažkokias kančias ir aš atsimenu, kai pamačiau džiugų Dalai Lamos veidą, tokį strikinėjantį kaip vaiką ir jo tokį entuziazmą ir kaip jisai paėmė mane už rankos. Atrodo, kad jis man nuėmė visą depresiją, visą liūdesį ir man viskas nuplaukė kažkur. Aš supratau, kad jisai turi tikrai nepaprastą vidinę jėgą. Tai buvo toks kitas susitikimas su juo ir toliau, kaip nekeista, prasidėjo mano susidomėjimas sapnais, nors iš tikrųjų domėjausi sapnais turbūt nuo 14 metų, nes rašiau sapnų dienoraštį. Kai visi rašė normalų dienoraštį, aš rašiau sapnų. Ir tik tai vėliau atradau Kastanedą, ten Patricija Garfield tokia, paskui Stanley Scribneris, paskui Robertas Mosas, paskui Tenzinas Vangjalas, įvairūs ten Tibeto budizmo mokytojai ir taip toliau. Aišku, tame tarpe ir Dalai Lama. Tai, kad nebūtų mano tas pasakojimas toks patrikas, tų mokytojų iš tikrųjų buvo daug ir Dalai Lama po to lankėsi ne vieną kartą ir jisai nebuvo mano tiesioginis mokytojas, bet aš irgi galiu laikyti tokiu dvasiniu šviesuliu, kuris tikrai yra pavyzdys visam pasauliu, jeigu jau gavo Nobelio taikos premiją, tai
visi žmonės tą mato ir pripažįsta, kad tikrai tai yra toks nepaprastas jogas, kuris tikrai gyvena tokioj nuolatiniai nušvitimo būsenoj. Ir tai yra labai jaučiasi šitie dalykai. Ką dar norėčiau pasakyti, grįžtant prie tokių intimesnių mokytojų, tai po tų dzeno pratybų ir po to susitikimo su Dalai Lama pradėjau domėtis Tibeto budizmu ir kartu atradau Tibeto sapnų ir miego jogą ir susidomėjau ją. Ir atradau, kad yra toks Tenzinas Vangjalas, kuris yra parašęs Tibeto sapnų ir miego jogą. Ir susiradau per draugus informaciją, tada dar, man atrodo, interneto gal net nebuvo, gal čia buvo prieš kokią 18 metų. Ir jisai važinėjo į Lenkiją ir dėstė savo tos mokymus. O kadangi aš esu katalikė, iš katalikiškos šeimos ir mano dėdė buvo kunigas, mano močiutės brolis, ir auklėta su katalikiškai ir krikštyta, tai norint praktikuoti Tibeto sapnų ir miego jogą, man reikėjo konvertuotis į kitą religiją, todėl kad aš negalėjau, būdama katalikė, mokytis to. Jeigu dzeną galėjau praktikuoti, tai būtent tam, kad sužinočiau paslaptis, kaip man būti sapne sąmoninga ir kaip man plėsti savo sąmoningumą ir kaip būti sąmoninga kiekvieną akimirką ir kaip mirties akimirką būti sąmoninga ir taip toliau, tai man reikėjo keisti religiją neišvengiamai. Tai mano tokių asmeninių mokytojų, aš sakyčiau, buvo turbūt ne vienas žmogus, jų buvo daug. Ir galbūt tas Tenzinas Vangjalas, kuris supažino su Tibeto sapnų ir miego joga. Toliau aš atradau, viešėdama New York'e, atradau Robertą Mosą, kai man netikėtai Himalajų knygyne. New Yorko centre įsterblė įkrito Roberto Moso knyga Dreaming True. Toks ir pavadinimas, tai reiškia įdomus. Išsipildantis sapnai, taip galbūt galima išversti. Tai vėlgi aš jį galiu laikyti savo asmeniniu mokytoju, nes jis yra sukūręs savo tokią Active Dreaming School ir aš irgi mokiausi ir baigiau tą mokyklą. Aš jį galiu irgi laikyti savo asmeniniu mokytoju ir draugu, ir jis yra puikus žmogus ir nepaisant to, kad jisai labai dažnai važinėja po pasaulį ir negyvena kažkur šalia ir negali ten tiesiogiai duoti kažkokių tai pamokų, bet jis savęs nelaiko jokių gurų ir nepretenduoja, jis yra tiesiog žmogus, šeimos žmogus yra, bet jis turi nepaprastai daug žinių ir tai aš irgi galiu laikyti savo tokių mokytojų asmeninių. Taip kad jų mano gyvenime buvo tikrai daug ir atėjo toksai periodas, kai aš pati ėmiau rengti seminarus organizuoti. Ir tada iš visų pasipylė tų mokytojų, tų gurų iš viso svieto, kadangi tapom nepriklausomi, tai aibė tų seminarų, aibė dvasinių mokymų ir aš tikrai supratau tokį dalyką, kad geriausi pinigai yra uždirbami iš dvasinių dalykų. Ir kai kuriem dvasiniam mokytojam, taip vadinamiem, netiek svarbu ta tradicija, netiek svarbu, kad pasaulis būtų geresnis, kad tas žmogus būtų geresnis, ar jisai pats, bet jam svarbu pinigai, jam svarbu jo garbė, šlovė, tuos dalykus aš pradėjau matyti ir kažkiek nusivyliau, tiesą sakant. Bet tai yra natūralu, todėl kad toks gyvenimas yra, mes visi žmonės ir čia šventųjų šito žemėje nėra. Nes jie paskelbiami šventaisiais tik po mirties. Taip kad tiem žmonėm jauniem, kurie labai ieško dvasinių mokytojų ir kurie nori jais sekti ir kurie juos sudievina ir užkelia ant pjedestalo, tai žinoma, šitas dalykas yra neišvengiamas, bet tu vieną dieną tu pamatai, kad tai yra paprastas žmogus ir kad tavo tas sudievinimas subliūkšta kaip burbulas, tu tada krenti veidų į salotas. Ir tada tu supranti, kam tu dievinai, kam tu tą darei, kad čia paprastas žmogus toks kaip tu ir jisai, ką jis tau gali duoti. Ir tada apsikeiti rolėm.
Ir tada tu, tas mokinys, sutampi mokytoju tam savo mokytoju. Ir iš tikrųjų taip gyvenime yra ir daug istorijų yra apie tai. Ir čia aš neturiu savo gyvenimo istorijos, bet daug yra tokių pavyzdžių ir literatūros apie tai. Tai va būtent aš kalbu apie tą momentą, kai tu pamatai, kad tas mokytojas visiškai nėra šventas, kad jis yra kažkoks nusidėjėlis, kad jis yra žemiškas, kad jis yra toks kaip tu, gal net ir blogesnis. Tai siūlyčiau per daug nedievinti ir nesureikšminti, nes iš tikrųjų mes esam visų pirma mokytojai patys savo ir galų gale man patinka sufijai, žinot, ta mistiškoji islamo šaka, jų yra daug, įvairių mokyklų. Ir dabar tai tiksliai nepacituosiu, nei žinomo Rumi to sufijaus, bet tik tai pasakysiu, kad man patinka jų posakis, kad iš tikrųjų mokytojas yra pats gyvenimas. Kiekviena situacija, kiekvienas žmogus yra mokytas. Netgi eilinis girtuoklis, su kuriuo tu susitrenki petimi, eidamas parduotuvėje arba per gatvę, ir kuris tau pasako kažkokią frazę, ir tada ta frazė tave kažkaip pažadina, tu supranti, kad jis tau pasakė tai, ko tau reikėjo. Taip, kad mes turim būti budrus ir sąmoningi, ir tie mokytojai yra nuolat aplinkui ir nereikia kažkokio tai vieno gurų, kažkokio tai induso su kažkokiu turbanu, kuris ten sėdi lotoso pozoj, tu jam neši moki pinigus ir jisai tau kabina makaronus. Tai dėl dabar tai taip yra. Arba kitas atvejis yra tai, kad yra labai daug priviso mokytojų ir Lietuvoje, kurie dedasi neva tai labai daug išmanantis, kad jie turi savo kursus, prisiskaitė kažkokių brošiūrkų, kažkokių knygučių, jau jie moko kitus, o patys ką jie nuveikė, ar jie nors kiek pašviesėjo, ar jie padėjo savo kokiam nors invalidui kaimynui, ar jie ten kokią aklą žmogų per gatvę pervedė. Paprastas dalykas, o jau jie dėsto ten kažkokius globalius dalykus, čia apie pakylėtus mokytojus, apie dar kažką. Tai čia viskas yra blefas. Ir sakyčiau, kad žmogui visų pirma reikia labai daug skaityti ir reikia mokytis kalbų, nes aš gerbiu labai savo vieną dėstytoją universiteto, kuris pasakė, kad jeigu nežinai kalbos, tu esi lošas. Visų pirma, tu turi būti dėkingas savo mokytojams vidurinės mokyklos, universiteto, kurie tave moko kalbų, kurie tave duoda tau reikalingų žinių. Aišku, daug prikrauna ir nereikalingų dalykų šiukšlių, po to jas reikia valyti, kitą gyvenimo dalį. Bet kas susijęs su kalbom, tai yra tikrai labai reikalingas dalykas ir jis yra būtinas. Tam, kad tu galėtum orientuotis pasaulyje ir šiais laikais būtina žinot kalbas ir ne vieną kalbą. Tai aš esu labai dėkinga anglų kalbos mokytojui, kuris pasakė, jeigu nežinai kalbos, esi lošas. Tai tam, kad nebūtum lošas, tu turi žinot daug kalbų, orientuotis, kas vyksta aplinkui tave ir tada atsirinkti iš visos tos gausybės, kas tau tinka. Nes yra, kaip Konfucijus pasakė, tie žydi 100 sodų, tie gyvuoja 100 mokyklų. Taip yra daug tų mokyklų, daug tų mokytojų, žiūrint, ko tau reikia ir ko tu nori. Visų mūsų tikslas yra būti laimingiem ir pasiekti savirealizaciją ir pasiekti nušvitimą, kaip čia pavadinsi, ar išsilaisvinimą. Tai čia rytiečiai taip sako, katalikai sako, patekti ten pas Dievą, būti šventuoju ir taip toliau. Toks yra visų tikslas iš tikrųjų dvasinis, gyvenant šitoj žemėje. Bet aš supratau vieną dalyką, kad tai, kad tu sutinki gyvenime, kiekvienas žmogus tau yra mokytojas, kiekvienam žmogui tu turi nusilenkti ir sakyti namaste. O kas yra namaste? Dievas su tavim. Tai kiekvienam tu turi nusilenkti ir pamatyti, kad kiekviename yra tas Dievas, ta dieviška kibirkštėlė ir kiekvienas tau yra mokytojas ir kad nebūtina ten trenktis į kažkokius Himalajus ieškoti kažkokio mokytojo. Arba nebūtina ten kasdien eiti į tą bažnyčią, bažintis ir savo nuodėmės kažkam burblenti, gal
neturi tų daug nuodėmių pridaręs, bet tu gal tik įsivaizduoji, ten tą savo kaltę mygi, ieškai, gal ten tu nieko nepadarai, blogesnio negu kad tas kunigėlis. Tai aš sakyčiau, kad į viską reikia žiūrėti labai rezervuotai, blaiviai, bet aišku, visą tai ateina tik su metais. Bet jaunas žmogus, aišku, jisai turi praeiti visus tos etapus ir ieškojimo mokytojo, ir galų gale supratimo, ir pasikeitimo, ir savęs keitimo, ir suvokimo. Tai procesas yra ilgas.